Kyla klausimų dėl ūkio veiklos vykdymo? Ar žinojote apie galimybę kreiptis paramos konsultavimo paslaugoms? Konsultavimo paslaugų, skirtų ūkininkams, jaunesniems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, teikimo temos. Teisės aktų nustatytų žemės ūkio veiklos valdymo ir reikalavimų ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų laikymasis, klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos taikymas, darbo ir ūkio saugos standartų taikymas, vandens apsaugos reikalavimų įgyvendinimas, integruotų augalų apsaugos priemonių, kurios mažintų pesticidų naudojimą, taikymas, besikuriančių ūkininkų, pirmiausia jaunųjų, konsultavimas dėl ūkio steigimo, programoje numatytų priemonių, kuriomis siekiama žemės ūkio modernizavimo, konkurencingo stiprinimo, sektorių integracijos, inovacijų ir orientavimosi į rinką bei verslumo skatinimo įgyvendinimas. Konsultavimo paslaugų, skirtų miško valdytojams teikimo temos. Informavimas apie atitinkamus įpareigojimus dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos. Ekonominė ir aplinkosauginė veikla miško valdoje. Konsultavimo paslaugų, skirtų kaimo vietovėje veikiančiams labai mažoms ir vidutinėms įmonėms, teikimo temos. Įmonės ekonominė veikla, įmonės aplinkosauginė veikla. Daugiau informacijos apie paramą bei paramos gavimo sąlygos parama kaimui.lt